Kas čia, blet, per santvarką, kas čia, blet, per pinigai? Kas čia mums tą jevrėją įvedė? Ar ne? Ponia Grybauskaitė, žydų kilmės galimai. Žmogus. Pirmiausia, reikia įvertinti, ar jisai sąmoningus ar nesąmoningus. Reikia jį papurtyti. Valstybės saugumo departamentui nerodykit jos. Perduoda čia slaptus ryšius, nežinau, iš jo atsukti, aš tai galvoju, Žydas. Tai vietos bus žydai, hebrėjai žydai. Tai būtų atsukta. Kad mes, reiškia, pakėlėm šitą skandalą dėl pinigų. Atsakyk, kodėl тава морда жидишка, блядь? Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да. Aš visada taip įsivaizdavau gyvenimą, kaip jau subrendau. Šiandien gavau iš Limonos pirktas prekes, užsakytas daugiau nei prieš savaitę. Vežė neatvežė, blet atvežė. Kurva gražos, blet, neturi, po dvacoką visi. Pas mane irgi po dvacoką. Tai kaip, blet, pasikeist? Kas čia, blet, per santvarką ir kas čia, blet, per pinigai? Kas čia mums tą jevrėją įvedė? Ar ne? Ponia Grybauskaitė, žydų kilmės galimai. NKVD visi buvo žydai. Dauguma buvo žydai. Taip rašo politkalinių tremtinių knygoje. Ir aišku, kaip ir šiais laikais, į teisėjus, taip panais laikais. Į visur, į spectarnybas galėjo tik jie papulti. Kas čia, blet, per bezobrazija? Kaip čia pinigų negali niekur niekada pasikeisti. Prie lito buvo visiškai kitaip, o dabar, blet, gražą daro. Šaldytuvo nenaudojam, vasarą Duobę naudojam, įsikasam. Aš visada taip įsivaizdavau gyvenimą, jau kaip jau subrendau.